Žiūrėk, aš viską turiu. Namą turiu. Turiu. Kartę turiu. Lovą turiu. Dvi gulę. O aš tai viena. Ko reikia vienišai moteriškai? Masažinės lovos? Kokios dar masažinės lovos, nu? Nu ko? Man reikia jo didelio, šviesaus ir šilto. Ir kad kiekvieną vakarą man švelnių žodžių sakytų. Ai, supratau, čia tokia nėra televizoriaus. Būtų ir buka. Aiškinu, nesuprantantiems. Dvi rankos, dvi kojos, per vidurį vienokė. Antros karvės. Būtų, vyro man reikia, vyro. Palauk, tau tai nereikia didelio šilto, tau reikia stipraus, aukšto, ištvermingo. Taigi bulvės greit auginti reikės. Tikrai pavasaris, visi poro. Visi, žiūrėk, paukšteliai po du, zuikučiai po du, irgi po du, katinėliai po du, lytis ant lyties lipa, oi, upėje per ledonešį. Tau visada pavasaris, kiek pažįstu, aš nežinau. Klausykis. Tai matai, kas mano kaliausia numurda kiekvieną naktį. Kaip Magdutė, tu žinai, kad visi vyrai naktį vienodi, tikrai. Gerai, tu bus tų vyrų, einam geriau pas Zoselę arbatos atsigersim. Einam. Rokava su treningais ir kiek šantato užsidėjus grandinių. Ar priebūdos bus pririšta? Ne. Žinok, važiuoju į seniūniją. Ak, į seniūniją. Mačiau ten visą šniūrais moteriškės, tik trauki galvoju, kur trauki. Į seniūniją. Žinau, ko ten važiuoju. Į mūsų naują seniūną pasižiūrėjau. Nu taip, naujas mūsų seniūnas ir aš žinok pažiūrėjau. O iš tikro, tai žinok važiavau pasiimti kortelės. Žinok, galvojau, ką gausi auksinę kortelę. Tai auksinės ir dalino? Ne, žinok, gavau paguodos kortelę. Tu gali pagalvoti, 25 eurai ketvirčiui, 27 centai dienai. O seniau tai buvo žirneliai, kruopos, majonezas, konservai, dantų pastas, šepetėlis, jis kalbėt, ne tik man, bet ir visiems kaimynams užtekdavo. O dabar, juk aš moteriškiai iš kaimo, pagalvokit, tuos 25 eurus reikia važiuoti išleisti į Maksimą, o aš, taigi neragana, ant šuoras nenujosiu, reiks mašiną samdytis, tad esi iš čia paveš mane. Vairuotojų turim, žinok, nepergyvent, o jeigu nežinok, krypsi ant kelią ir visas mašinas tavo. Nepergyvent, paveš mane. Kai nuvažiuosiu mašiną pasisamdžiu, tai įsivaizduoji, kas man beliks? Kas beliks? Kas man beliks? Tualetinis popierius į dešinelę. Nežinau. Jurgutėliau, negi reiks vėlai dirbti. Ne. Dirbti aš jau neįsiu. Ne. Ieškosios turtingo vyro. Jokių darbų, jokių būdų tik nei darbą. Jokių būdų. Taip gerai išmoktas galvykė šluoti, pašlavė biškį kabutės atsigėrė. Tu įsivaizduok, mane birža nusiuntė į kursus. Nu, ir ką dabar esu supermarketo pardavėja. Tu įsivaizduoji, kokią mane reikia dirbti, įsivaizduoji. Ateina mano diena toks vyriuks mažas, uždoma keliam kriostas, sako man duok
Mariniu ar einat putamą iš 10 kilogramų tų kapustų. Sako man, po vieną kapustą atsverk. Sako, tai kad maišeliai kainuoja, a man sako nesvarbu. Sako, Tu galvoji, tai po kopūstus vėriai maišelis džiaugiasi, kad nelabas vasavai. Jėzus man sako, man dabar dar reikėtų morko 8 kilogramus. Nervasim, nebagaliu, reiktų morko prisverti. Atvešu to mojų žadėjo man svaru. Sako, man tamsta brangi miela pardavėja. Man reikia po vieną morką pasverti. Raupų smeltai nebegaliu atsvėrio po tą vieną morką. A jis žiūri, taip akis išpūtęs. Sako, matau, dar ten siemkų turi. Nesakau, siemkas tik papūgom. Sako, aš ir esu papūgam. Sakau, koks tu papūgam? Tu zuikis. Nu, žinok, nervas nelaika, kai man reikia dirbti. Įsivaizduok, ateina tokį. Nu, va tokį kaip tu, blondinka. Sako, man reikia raištelių batams. Nu ką, aš žinau, ta parduotuvė didžiausia, kur ten tie raišteliai, kur kas padėta. Sako, kokiu tamsai tų raištelių? Sako, vieną kairiai, kitą dešiniai. Jėzus, man sako, nu dar tokią protą nemačiau. Sako, tai kokiu ar balto, ar juodo, raudonų. Nesvarbu, vieną kairiai, kitą dešiniai. Duodu po visą tą prekybos centrą, įsivaizduoju, nušilus, nuplušus, prinešu raištelių geltonų, žalių, raudonų. Sakau, ir ant kojas kairiai, dešiniai ir ant galvos, kur tik nori ten dirbtus raištelius. Bet čia dar ne viskas, žinau. Dar ne viskas. Ne viskas, dabar nervasai nepatys. Juk aš miesčionka esu nuo pat gimimo. Tu įsivaizduoji, ateini mėsos. Nu vitrina didžiausia, ten tų mėsų visokių. Ką aš žinau miesčionka? A čia viena, a čia jautina, čia karviena, čia triušiena, aš nežinau. Sako, tamsta gerbiama pardavėja. Tai kas čia per domėsi? A, raudona, balta, kokį? Kas per domėsi, ką aš žinau, kokį ten raudona, balta, sako, šuniena. Tai tu įsivaizduoji, jinai klaus, o kodėl ta šuniena su vinim? O todėl, sako, kas su visą būdą sukapoja. Nebegaliu, žinok, nervas eina, dar labiausiai. Tavo tą nervą eina. Tu įsivaizduoji, be 10 vakare ateina. Vyriškis, elegantiškas, sako, tamsta gerbiama mylima pardavėja. Duok man vieną trintuką. Parduotuvė 3 kilometrai. Kur aš žinau, kur tą trintuką ieškoti? Sakau, ne trintuką. Kur jūs nori nuvesti panašiai? Nebegaliu, nervas kyla, girtis sako, tamsta gerbiama mylima pardavėja. Sako, duok man vieną pieštuką. Rūpus vilkai, nu tai kur aš tą pieštuką? Sakau, nėr pieštuką. Sako, duok man vieną sąsiuvinį. Sakau, nėr sąsiuvinį. Sako, gerbiama, mylima pardavėja, duok man skundų knygą. 8,50. Tai va, žinokis, niekur mes neinam, į jokius prekybcentrius, stovim biržoj. A, ne, tai žinai, taip. Jo, žinai, kitos viešus darbus reikia kaip dirbyti. Jėzus, mama. Kavutės padės. Nu tai taip. Kad 12 yra taip. Taip. Ne. A, girdi, o gal einam lapų grėti? Oi, ne. Oi. Bet nugarėlė. Skaudu, negaliu. Ne. Tai gal sniegą kas? Ai, tu durne, kur tas sniega, kas man kastų sunkus labai, ne. A, ne, o man kojelė skaudu. Niekur mes einam ieškoti kokį meilužę, braštą. Braštą, Oi, labas rytas, kaimynė, jei kaip gerai išsimiegojau. Aš tai nelabai kaip susinervinau. O tai kas dabar tau Nu, nutiko? taigi matypas, aš visą laiką galvoju, kad europiečiai pas mus turi kultūras, yra kultūringi. Tai žinoma. Nu, taigi pas mane atvažiavo į kaimą dukras su savo vyru, su žentu, vokiečiu. Tai ką tu galvoji? Europos vidurys, kokie mandagūs žmonės, vokiečiai. Nu, žinok, pasiutims paėmė. Išnuomavo biotualetą. Nu, sakau, naktį norėsit kaliošai prie durų. Atsikelu rytą prie karvių pilni kaliošai. Ką jūs galvojate? Nu, kaip nereik nervuotis. Agit, Nika. Ką? Agit, tu susirgai kažką tai? Ne? Aš? Nu,
Ne, tai blogai atrodo? Ne, tu gerai O atrodo. tai kas yra? Aš mačiau pas tavęs daktaras išėję. Oi, pas tave aną dieną karininkas iš tavęs išėjo, aš nesakau, kad karas prasidėjo. Nu, tie kaimynai viską mato, viską žino, pas ką atėjo, iš ko išėjo. Taip mato viską jie. Nieko jie nemato. Kaip tai nemato? Viską mato, ko nereikia. Nu. Taigi vakar pareinu iš Kūtės, tamsu ten palei mūsų tą gatvę, išstojo prie durų girdžiu. Stok, duok arba mirsi. O Jėzus Marija, Ir žinokit. davei? Aha, taip žinokit, tai palengvo, Jėzus. Sijoną pasikėliau, drebančiam rankom, o ant kelnes nusimovė. Jėzus Marija ir išprievartavo. Ne, nespėja, žinok, pabėgau, man lengviau su pakeltu sijonu bėgti, negu jam su namauto kelne. Ačiū Dievui, Jėzus Marija. Nu, bet nieko, Pabėga ir ne. Nu, tai gerai girdi tave, nors niekas nematė, o tu įsivaizduoji mane kažkoks vyriškis prekybos centre viešai. Žuvytę pavadino. Akmenį. Taip, Norfai. Žinau. Žuvelę pavadino. Nu, į kartu. Nu ką aš, nu tai pagalvoki pati. Jeigu žuvis, tai piranija. Jeigu piranija, tai su dantimis. Jeigu su dantimis, tai kandžiojasi. O kandžiojasi iki kas? Šuo. Nu, taigi jis mane viešai kaliai išvadino. Nu, tikrai. Nu, žinai ką, einam pas duselę arbatas. Einam arbatėlės. Labas, Zitute. Kaip senai tave nemačiau. Kur buvai dingus? Kur? Žiemą šaltai išskridau, žinok, į šiltus kraštus. Bet tu įsivaizduoji, kaip aš skridau, tai žinok, įsigandau. Nuėjau į parduotuvę, tu pasižiūrėk, nusipirkau karkas, varškės, pieną, prie kavutės 50 eurų. Tu įsivaizduoji? Ir dar kokia elektra pabrangus, tai žinok, nebežinau, ką daryti. Atsisakyčiau televizoriaus. Nu, bet taigi mano serialai, žinai, mane kur. Atsisakyčiau šaldytuvą, nu, bet kur tą karką pasidėsiu. Supranti, atsisakysiu internetą, nereikalingas. Eik, internetą. Tai. Nu, tai tu visai su protu susipykai. Nu, Tai atsisakysi internetą. Visi Facebookai, visi Instagramai. O Jėzus, tikrai. O ten tokie gražūs vyrai. Taip. Į lakūnai Marekai kareiviai visi rašo. Jie visi turtingi. Taip. Kokias žinutės siuntinė, kokias puokštės. Kiek bučiukų, o širdučių. Eik. Žinok, ir man viens rašė. žadėjai atvažiuoti, ne? Nu taip, Žinau. taip, žadėjai atvažiuoti, prašė, per 10 000. Agi, pas mane žadėjo irgi atvažiuoti. Supranti, jis man toks gražus, įsivaizduoju su barzdelė, rudom akelėm, tokiais tokiukais, toks tamsiaodis, negaliu tiek, žinok, štukutėnas, širdelės intiniai, sako, jūs susilatas. Nu, toks gražus. Žinok, man ir žiedą buvo atsintęs. Tokį didelį gražų, žinok, su tokio akmenu. Bet žinai, kas man nepatiko? Išgraviruots buvo. Ir žinai, kokias raidės? AK. Ai, taip, ak. Taip. Taip. O turėtų būt. SB. SB. Tai, žinok, toks biškis ėmė pykti, supranti, sakau, gal tu kokį seną žiedą man nori įkišti. Sakau, tamsta gražus tas mano juodaakė, nu gražus labai žied, sakau, bet tamsta pasakyk, ar čia nesensta žieds? Ne, sako mano gražuolė, čia nesens, sako, čia 18 karatų. Ką reiškia? Sakė, labai brangų žieds. Aha. Tai tu įsivaizduoji. A tu apsižemėjai. Nu ką apsiženiau, dar neapsiženiau. Ne, o man tai irgi sakė, žinok, kad aš tą žiedą parodyti natūrai. Bet supranti, sako, žinok, aš maigiau, į tenai, nu man užstriga tas ten elektroninė, ta bankininkystė, negaliu nusimti pinigų. Tai aš pas tavį neatvažiuosiu, tu man atsiūsk 10 000. Žinokit, tai galvoju, nu paduosiu mišką, žinai. Jėzus mano, višta, tu višta, kokį 10 000. Kokia šo višta?
manęs prašė 100 000, sakė, serga mirtiną ligą. Sakė, atsiųsiu 100 000, žinok, pasveiksiu. Tai žinok, vaikyti, aš bedurnas, sakau, žinok, aš esu biedna, neturiu to 10 000. Sakau, tamstai, gal taip pažiūrėsi į mane, jis man parašė, sako, aš tavęs nebevesiu, kas su jame siut, sakau, tai kas aš tau nepatinku? Ne, sako, patinki, esi biški per biedna. Nu, tu gerbė. Ko savo tokį visą, nuo viso, ko turinti tą biedną. Nu, taip, taip. Jėzus Marija, aš čia dabar, žiūrėk, vėl rašau. A, girdi, a tau ne Makmets rašė dabar Nu, galvoju. man irgi žinok, Makmets rašė, tai tau tas pats. Nu, tai man tas pats. O tu svolačius, apkapdinėjam. O kas dabar rašo, o kas dabar rašo? Man patink tavo siluetas, aš gyvenu priešais tave. Kaip jis gali gyventi priešais tavį, jau prieš tavį katinės? Jėzus Marija, aš mano maškinis, jau nesusidės. Eik, kukulis. Ir jūsų poro. Viešpatie brangus, tai kur jūs dabar čia įsibritinėno? Pas Žozelę arbatėlę O, kėlė. kokia arbatėlės! Tai kiek čia dabar tos arbatėlės gėrėt, nu tokias... Daug, bet žinok, draugikai, žinau, kad tu ten taisykyti. Man tas dantis skauda, taip dantis skauda. Duos aš tau kompleksioką. Aš bendantį. Nu, aš Ar tu čia man tą savo mineralinę, aš tau sakau, ką man dantis skauda. Tu man parodyk, kad tau tą dantelį skaudžiu. Nori pamatyti? Nu, noriu Aišku, pamatyti. nori. Palaikyk. Laiko. O, žiūrėk. O, tau dantelį skaudu. Ai, čia sausainiukas. Supratau, koks tau tas dantelis skaudu, mažiau pazocytę reik vaikščioti. Ramiai. Bus tų dantų. Pavasaris. Vaikai, užaugo, Vyrai pasensta. O mes moterys. visada gražios.